Sveiki gyvi! Pristatome jums paskutinį Europos mėgėjų krepšinio lygos reguliariojo čempionato turą ir jo apžvalgą iš Sankt Peterburgo, Rusijos. Čia kaip ir visad viešėjo ir Vilniaus krepšinio lygos rinktinė, tiesa šiame ture sužaidusi tik tai vieną dvikovą. Paskutinis reguliariojo tarptautinės mėgėjų krepšinio lygos čempionato turas Vilniaus krepšinio lygos rinktiniai deja buvo nesėkmingas. Po nerezultatyvios kovos nusileista Ukrainos komandai, kuri finalinio turo birželį mėnesį Kryme metu bus šeimininkė. Paskutinė turo dvikova taip pat nulėmė ir pusfinalio poras, kurios tapo tokiomis. Vilniaus krepšinio lygos rinktinė susitiks su reguliariojo čempionato nugalėtoja Minsko komanda iš Baltarusijos, o Švyturio Kauno krepšinio lygos atstovai susigrums su aikštelės šeimininkais ir antrosios vietos savininkais Kijevo krepšininkais iš Ukrainos. Iššūkio taurės finale susikaus Rusijos Sankt Peterburgo bei Rygos Latvijos atstovų. Taip pat šiame ture laukiama ir svečių, kurie kitąmet prisijungs prie vieno perspektyviausių mėgėjų krepšinio projektų Europoje. Tačiau apie tai jau kitą kartą. O dabar apie pačias rungtynes VKL Ukraina. Šventinio šeštadienio popietę Sankt Peterburge susitiko Vilniaus krepšinio lygos mėgėjų komanda su ukrainiečiais. Norint užimti mažiausiai antrąją vietą, VKL vyrams buvo reikalinga tik pergalė. Rungtynes mūsiškiai pradėjo tokiu penketuku: Tomas Teikūnas, Henrikas Šliogeris, Alanas Dzeranovas, Laurynas Žilinskas bei Karolis Bliūdžius. Pirmieji taškus pelno ukrainiečiai, tačiau Henrikas Šliogeris tuoj pat atsako taikliu tritaškių metimu. Gaila, jog šis šūvis tebuvo vienintelis per rungtynes. Neblogas startas po šio metimo baigėsi, kol galiausiai 4 sausų minučių atkarpą gražių reidų bei 2 taškais iš po krepšio nutraukė Alanas Dzeranovas. Ukrainiečiai atsakė taikliais baudų metimais ir įpusėjus ir nerezultatyviam kėliniui VKL priekyje minimalių skirtumų 5-4. Tomas Teikūnas greitoje atakoje pelno 2 taškus, tačiau ukrainiečiai atsako 2 taškių su pražanga ir lygina rezultatą. Vilniečiai nepasimeta bei dar kartą iniciatyvos mūsiškių gretose imasi Alanas Dzeranovas. Kuomet jis pataiko iš vidutinio nuotolio, skirtumas mažėja iki minimumo. Po pirmo kėlinio 11-10 priekyje ukrainiečiai. Antrasis ketvirtis prasideda 5 ukrainiečių taškais be atsako ir leidžia jiems pabėgti į priekį 16-10. Lyg to būtų maža, nes sportinė pražanga baudžiamas Irotas Majeras. Visa laimė, kad iš šios situacijos ukrainiečiai išpeša tik vieną taiklų baudos metimą. Puolimo mechanizmas VKL rinktinėje visiškai užstringa ir tik Martynas Girnius įmeta sunkų 2 taškį. Ukrainiečiai pelno dar 2 taškus baudų metimais ir priverčia Vilniečių trenerį Audrių Virbicką prašyti minutinės pertraukėlės, atsiliekant jau 20-ženklę persvarą. Po jos vaizdas aikštelėje nesikeičia. Vienas po kito seka netaiklūs Vilniečių metimai, o ukrainiečiai nesiliauja atakuoti taikliai. Po atkaklių ir kovingų, tačiau labai nerezultatyvių 20 minučių priekyje ukrainiečiai 28-18. Išvarginti ilgos kelionės Vilniečiai šiek tiek atkunta tik trečiame kėlinyje, kuomet 2 taškus pataiko Alanas Dzeranovas bei Tomas Teikūnas. Mūsų priešininkai atsako tuo pačiu, tačiau Alanas Dzeranovas smeigia dar vieną 3 taškį ir persvara sumažėja iki 25-30. Pagaliau žaidimą pradeda jausti ir SK Meškų milžinas Lukas Bankieta, kuris ne tik pelno 2 taškus, tačiau ir įspūdingai blokuoja ukrainiečio metimą. Pasimetę svečiai baudžiami techninę pražangą, kuria pasinaudoja Vilniečiai pelno dar 4 taškus. Greitame puolime tai padaro Laurynas Žilinskas ir rezultatas pagaliau tampa lygus 33-33. Tokia įvykių kaita priverčia Ukrainos trenerio Aleksej Prožogin prašyti minutinės pertraukėlės. Šis sprendimas pasiteisina ir po jos Ukrainos krepšininkai įmeta 3 taškį, 2 baudos metimus bei pridėję 2 taškį vėl išsiveržia į priekį 5 taškais. Vilniečių padėtį taiklių 3 taškių metimu aidint kėlinuko sirenai pagerina Martynas Girnius ir prieš lemiamą ketvirtį mūsiškių deficitas 3 taškai 39-42. Kėlinio pradžia ir vėl sėkmingesnė varžovams, kurie 3 minučių atkarpą laimi 11-4 bei padidina savo persvarą iki 10 taškų 53-43. Ekipos apsikeičia taikliais 2 taškiais, tačiau skirtumas nemažėja iki tol, kol galiausiai iš toli pataiko Alanas Dzeranovas. Toks proveržis žaidime inicijuoja dar vieną spurtą, kurį Vilniečiai laimi 11-4 ir priartėja iki 3 taškų. Pajutę pavojaus signalus ukrainiečiai ir vėl ramėjasi laiko, puolime pelnydami 2 taškus su pražanga bei pridėdami taiklų baudos metimą 65-61. Paskutinė rungtynių minutė tapo nervų ginčų bei emocijų karu, tačiau sumaištis aikštelėje, teisėjų klaida bei netaiklus lemiamas Oto Majero tritaškis metimas neleido Vilniečiams iškovoti taip reikalingos pergalės.
Susitikimą 67-62 laimi Ukrainos komanda. Patyrę pralaimėjimą Vilniečiai reguliariajame čempionate lieka ketvirti, tačiau birželio mėnesį turės progą įrodyti, kad gali žaisti gerokai sėkmingiau. Kaip ir kiekviename tarptautinės mėgėjų krepšinio lygos ture, kartu su Vilniaus krepšinio lygos rinktine vyko ir du arbitrai, kurie suskaičiavus po rungtynių komandų skiriamus vertinimus Vilniaus krepšinio lygos pirmenybėse pasirodė geriausiai. Tarptautinės patirties šį kartą net dviejose rungtynėse pasisėmė Vilius Urniežius bei Mantas Masalskis, o puikiai šalies čempionatuose vertinamo Vilniaus krepšinio lygos sekretariato darbuotojai Julius Lisauskas bei Renata Šertvitytė užtikrintai atliko savo darbą sekretoriate. Ilga, tačiau linksma kelionė traukiniu, kurioje VKL komandą palaikė mūsų draugai Lietuvos geležinkeliai, neprailgo. Ir kitos dienos rytą krepšinio mėgėjai išlipo Lietuvos sostinėje. Pagrindinis čempionato akcentas dar ateityje. Analogų neturinčių tarptautinės mėgėjų krepšinio lygos pirmenybių finale birželio pradžioje Kryme, Ukrainoje, prie Juodosios jūros susitiks 4 geriausios komandos. Tarp jų, kaip jau ir minėjome, pateko ir Vilniaus krepšinio lygos rinktinė. Finalinio etapo metu rungtyniauti galės tik tie krepšininkai, kurie dalyvavo bent viename reguliariojo čempionato ture. Sekite naujienas, nes Vilniaus krepšinio lyga neabejotinai pasiūlys visiems mūsų bičiuliams vykti kartu ir ne tik palaikyti VKL rinktinę lemiamose kovose, tačiau ir pamatyti įspūdingą Ukrainos gamtą, pajūrį bei pasidžiaugti vasarą. Savijautos geros, viskas yra smagu, nuotaikos yra geros. Nu ką, paušėm naktį, grįžom anksti ryte. Bet, kaip sakom, viskas gerai, pačiu laiku toj kraustomės lauk. Čia viskas labai smagu, geras turnyras, smagiai pažaidėm. Pamatėm Sankt Peterburgą. Buvom geroj, gražioj vakarienėje, geroj vietoj. Nu, viskas, ko reikia iš tikrųjų su visa krepšinio hebra. Ir tiek mūsų, tiek viso turnyro. Visi draugiškai, visi gražiai. Iš tiesų tai nėra ką daug pridursi čia. Iš tikrųjų viskas buvo labai faina ir smagu. Savijautos geros. Tai vat, reikia kraustis, netgi ir man, nors dar lieku vieną vakarą, bet reikia ir kraustis labai. Tapai šio turo MVP, tokia yra tradicija, kad žaidėjas tapęs MVP Vilniaus krepšinio lygos rinktiniai automatiškai važiuoja į kitą turą. Finalinis turas Ukrainoje ir ten jau žaidėjai, kurie nedalyvavo iki šiol rinktiniai, dalyvauti negalės. Ar pamatysime SNTV? Kodėlgi ne? Su malonumu, kaip sakoma, pasvarstysiu tą galimybę, ne galimybę, bet jo, galimybę važiuoti. Smagu, taip pat kaip buvo smagu Sankt Peterburge, manau, taip pat bus smagu ir kažkur tai Ukrainoje, tik dar neaišku, kur kiek žinau. Tai, manau, bus gražus metas, gražus oras ir Ukraina tikrai irgi turi pasididžiuoti, ne tik tai viena stipresnių komandų turnyre, bet ir gražiom vietom, gražiais pajūriais ir taip toliau. Tai jeigu mes kažkur tai vyksim su malonumu, nei karto nebuvęs, niekur Ukrainoje, tai bus labai smagu kažkur tai nuvažiuoti su visais. Tai va, tai jo, viskas liuks, tapau, pasisekė MVP, kaip sakoma, labai smagu, gavau gerą įvertinimą, tai bandysim pasinaudoti ir tą galimybę, kad Vilniaus krepšinio lyga suteikia tą galimybę apsilankyti kitam turnyre. Kaip patiko turo šeimininkų organizacija šitame ture? Matot, kadangi šį kartą supuolė taip mums, kad tik tai vienas varžybos teko lošti, nereikėjo 2 arba per 2 dienas žaisti kažkaip, tai labai stipriai to reikalo taip ir nepajautėm, nes buvo tiesiog girdėjau kalbų, kad galbūt buvo šiokių tokių kliurkų, taip sakant, iš jų pusės, tai varžybų organizavime, tai už sporto salės ribų irgi kažkokiam tai organizavime, bet iš tiesų tai man atrodo, kad esant tokio lygio mėgėjų krepšiniui Sankt Peterburge, koks jisai yra šiai dienai, man būtent mūsų kolegos, kurie mūsų organizavo, tai manau, kad jie dar galbūt visai nieko padarė pagal savo galimybės, nes jie nėra tokie stiprus, jie nėra tokie galingi mėgėjų krepšinėje, kaip mes esam, pavyzdžiui, lietuviai. Tai, iš kitos pusės, tai ką, jie suorganizavo mums gyvenamą vietą, suorganizavo vakarienę, suorganizavo salę. Kaip sakoma, buvo kur žaisti, buvo kur gyventi. Padarė oficialią dalį, gražią. Panašiai, tai kaip ir viskas gerai, neblogai. Mes taip stipriai nepajutom, bet galbūt, sakykime,
bendrai visiems galbūt kažkokie tai būtų tokie bendri pastebėjimai, tai galbūt ir buvo kažkokie tokie nesklandumai. Kitose turo rungtynėse užfiksuoti tokie rezultatai. Sankt Peterburgo komanda 70-96 pralaimėjo minskiečiams. Kauniečiai po labai atkaklios kovos reabilitavosi prieš latvius ir pasiekė revanšą 74-67. Deja, Kauno komandai nepavyko atsilaikyti prieš baltarusus ir pralaimėta 69-77. Rusai nesugebėjo nieko prieš pastatyti Ukrainos komandai 69-114. Ir paskutinėje atidėtoje dvikovoje reguliariojo čempionato nugalėtoja Baltarusijos komanda įveikė latvius 81-62. Reguliariojo čempionato turnyrinė lentelė atrodo taip. Baltarusija 1 vieta, ukrainiečiai 2, Kauno komanda 3, Vilniečiai 4, 5 poziciją užima Latviai ir 6 lieka rusai. Geriausiais savo komandose pripažinti Anton Olenikov, Sankt Peterburgas, Andrei Bliznichenko, Ukraina, Alanas Dzeranovas, Vilniaus krepšinio lyga, Arvydas Geiša, Švyturio Kauno krepšinio lyga, Andrei Šamov, Minskas, Baltarusija ir Aigars Indrikovs, Ryga, Latvija. Naudingiausiu viso turo krepšininkų tapo baltarusis Andrei Šamov. Tuo tarpu kauniečiui Tomui Pileckui atiteko žiūrovų simpatijų prizas. Na, o Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos arbitrui Viliui Urniežiui turo teisėjo titulas. Gražiausių epizodų užfiksuotų Vilniaus krepšinio lygos rinktinės žaidime trejetukas atrodo taip. 3 vieta ir Rokas Garlauskas. Antroje pozicijoje pavyzdinė Vilniaus krepšinio lygos rinktinės puolimo ataka, ištampiusi visą ukrainiečių gynybą ir taiklus Alano Dzeranovo tolimas šūvis. Na ir pirmoji pozicija. Taiklus tritaškis pačią paskutinę trečiojo kėlinio sekundę Martynas Girnius. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja pagrindiniams savo rėmėjams už galimybę apsilankyti Sankt Peterburge. Taip pat sakome ačiū ir visiems mūsų partneriams bei draugams. Sekite Vilniaus krepšinio lygos naujienas ir pirmieji sužinosite apie tai, kaip galėsite nuvykti į finalinį turą Ukrainoje.